praeities staiga prisiminimai, seni išplauks ir prieš akis ilgai, šlamės klevai toj rudenio alėjoj ir mokykla sena baltais langais. O klasėje atrodys taip, kaip buvę, seni suolai eilėm, juoda lenta ir sakinys jau užrašytas vėliai su ta pačia gramatinė klaida. O klasėje atrodys taip, kaip buvę, seni suolai ir sakinys jau užrašytas vėliai su ta pačia gramatinė klaida. Ir nejučiom verkte pavergiamos pasaulio šio gėrybių apsvaiginti, užmiršta žmonės aukštus siekimus. Petrai, padaryk man papirosų. Gerai, dėdė. Tik rūkyt, bet darydamas neišmok. Aš nerūkysiu, dėdė. Ir būsi vyras. O gimnazijai pas jūs turbūt dūmija. Yra rūkančių, bet labai mažai. Kurie ten iš tavo draugų pipkiauja? Na gerai, gerai. Savo draugų išdavinėt nereikia. Tai kaip jau apsipratai gimnazijai, su Barzdžiaus Gediminu draugauji. Kad jis dėdė toks išdidus, matyt, aš jam per prastas. Tu, Petrai, ten nei vienam ne per prastas. Tu visada atsimink, kad esi tikro savo dėdės inžinieriaus Keraičio auklėtinis. Atseit kaip sūnus, o tai daug ką reiškia. Aš atsimenu, dėdė. Kai dėl draugų pasirinkimų, tai jis didelių skonių nepasižymi. Batsiuvio Šiaučiuko sūnus tikrai jam nepora. Dėdinyti, jis labai geras vaikinas. Dėl jo gerumo tai leisk man geriau nusimanyti. Tokioj šeimoje angelas negali išaugti. Kokie čia šeimos klausimai, brangioji. Vienoj klasėje tai ir draugauja. Ir labai gaila. Iš Sodžiaus atvykusi prašioką, kiekvienas lengvai gali už nosės vedžioti. O tas angelas su papirosų dantyse tokių tik ir ieško. Dėdinyti, Jasius jau ruošiasi mes trūkyti, jis tikrai mes? Ot kaip. Matot, kokia pažanga. Prašau, atnešk man Petrai pudrononsi. Palauk, duše, viskas pamažu susitvarkys. Ko iš jo norėti? Laukinukas, sodėtis, visiškas našlaitis. Jeigu našlaitis, tai tavo manimų jo ir auklėt nereikia. O ne atvirkščiai, brangia, aš tau labai dėkingas, kad rūpinėsi mano sūnėnu. Štai, dėdinyti. Ir be to, paduodant ką nors už save vyresniam, reikia nusilenkti. Viešpatie, kaip jis lenkia. Taip, Petrai, lenkiesi tartum basliai prarijęs. Reikia grakščiau, reikia ir galvą nulenkti. Reikia elegancijos, nors truputėlį elegancijos. Tai saviškių tarpe, o nepažįstamai damai galima dar labiau nusilenkti. Na, matai, kaip jis greit persima, gabus vaikinas. Ir Tijūnas, klasės auklėtojas, sakė... Kai dėl auklėjimo, tai aš iš jo padarysiu žmogų. Bet tavo pareiga įspėti, kad su bet kuo nesusidėtų. Kas iš to aš ją auklėsiu, o draugai gadins.
Prašau. Atleiskite, ponai, aš gal nelaiku? Prašom, prašom, mums labai malonu. Vis tos pareigos. Lankau savo auklėtinių butus. Prašom, prašom. Prašom. Sėskis, prieteliau, sėskis. Niekada mūsų neaplankai. Na, kaip sekasi mūsų naujokui? Darbštus berniokas. Tai gal kiek per lėtas. Nėra jame šito, kaip čia pasakius, protinio miklumo. Vargas, ponia mokytojų. Nei peilio, nei šakutės nemokėjo žmoniškai paimti. Visas ištisai turėjau perauklėti. Reta, kuriam iš mano auklėtinių tenka tokiuose sąlygose mokytis. Taip, yra tokių, kurie ir pavalgyt sočiai neturi. Negalit, ponia, suprasti, kaip kurie mokiniai gyvena. Štai ir dabar grįžtu iš vienos lūšnos. Gimnazijoje vaikas kaip vaikas ir mokosi neblogai, o nueinu į butą, baisu pasižiūrėti. Tėvas kurpis iki pusiaunakčio kausto batus. O už lentų sienos ankštas kambariukas ir ten visa šeima, keletas mažų vaikų. Ir tarp jų mano auklėtinis. Sunku vargšui tokioje aplinkoje mokytis. Ir kam tokie žmonės kopia į gimnaziją? Pramoktų amato gyventų savo. Bet skaudžiausia, kad kartais mokinys dėl tėvų neturto turi skirti su gimnazija. O ko žiūri tėvų komitetas? Nepajėgia visų sušelti. Tokiais atvejais reikia daugiau energijos, daugiau apsukrumo. Va, kad ponia taip sutiktumėt įeiti į tėvų komitetą, tai mums būtų didelė parama. Na ką jūs, ponia mokytoju. Aš ir taip jau su darbais apversta. Va ir dabar turiu skubėti į ponių patronato posėdį. Ar tamstai nebus pakeliu, jei tamsta mane palydės iki moterų klubo, kur aš tučto jau turiu būti? Su didžiausiu malonumu. Tik tai norėčiau pamatyti jūsų auklėtinį ir užrašyti kai kuriuos formalumus. Petrai, Petriuk, eikš čionai. Na tai ką, mano mielasis? Ar dedienė tavęs už ausų netampo? Man čia labai gera. Matyt. Na tik žiūrėk, kad per daug neišlepintų. Sakyk, mano mielasis, kuo vertėsi tavo tėvai? Mano tėvas buvo siuvėjas. Konfekciono savininkas. Turėjo didelę gatavų drabužių krautuvę. Aha, suprantu. Vadinasi, stambus verslininkas. Taip. Stambus verslininkas. Vadinasi, tėvai mirė, gyvena pas dėdę, globėja. Taip. Pas dėdę globėja. Na, ačiū. Viskas. Vadinasi, galim žingsniuot, brangioji ponė. Iki pasimatymo, prieteliau. Iki pasimatymo. Sudiev, Petrai. Sudiev, ponia mokytoja. Kasdieniai reikalai slopina laisvą mintį ir nejučiom verkte pavergia mus. Yra šalis, kur upės teka tarp gyrių ūžiančių ir meiliai tarpusavę šneka prie giesminikų vieversių. Ten prakaitas aplėja žmonės po vasaros sunkių darbų. Ir prastas apdaras marškonis uždengia sąnarius visų.
Jau 10 metų nebuvau sodžiui. Daug kas ten pasikeitė. Sakyk, Petrai, ar sodžiui dar tebedainuoja? Tebedainuoja, dėdė. Ypač per šienapjūtę ir dabar per talkas. O tėviškė, koks mielas kraštas, kurio taip netekau ūmai, to neišreikš nei vienas raštas, tą pasakys vieni jausmai. Tebedainuoja, dėdė. Kai aš mažas buvau, visas kraštas dainomis skambėdavo ištisus metus. Kai tavo tėvelis pirmą kartą vežė mane į mokyklą, aš bliaute blioviau. Gaila buvo skirtis su sodžium. Su sodžium visuomet gaila skirtis. Bet laikas toks šunduktaris, kad viską išgydo. Gyveni žmogus ir keitiesi. Ir tu, Petrai, pagyvensi mieste ir pasikeisi. Nepastebėsi, kaip pasikeiti. Aš nepasikeisiu, dėdė. Aš visuomet stengsiuosi būti toks, kokį tėvelis mane išauklėjo. Pamatysi, dėdė. Štai papirosai. Ačiū. O, tiesa, ir man jau metas. Dėdina išėjo į moterų klubą, o dėdė į vyrų. Tai tu čia šeimininkauk vienas. Pūskit vėjai, pūskit šiaurus, pūskite be paliovos ir išpūskit vėtros žiaurios, kančią iš jaunos galvos. Ko nelaimės mane jauna, vargina nuo pat mažens. Kam negiltinė nepjauna, laukia, kol pastosi sens. Ko aš laukiu, ko aš augu, kam nešioti tuos skausmus, kodėl nėra ant svieto draugo, kad suprastų tuos jausmus. Ūžkit vėtros, audros žiaurios, ūžkit naktyje dienoj ir išpūskit vėtros bjaurios, kančią širdyje jaunoj. Ot, bachūras, ar su piktomis dvasiomis kovoji? Jėzus! Užėjai! Ar vienas? Vienas užėjai! Te palaikyk. Tai jau baigėjai. Koks gražus, kaip tikras lėktuvas, jas jau. Skrajūnų į laisvę duvanojo ir atsispyręs pelekais, lyg jūros pabaisa žvainioji, jis nėrė debesų takais. Jos raiktai tartum stygos groja, pažvelk stebėtojo kuklus, į pačią saulę užsimojo, nulėkt pilotas atkaklus. Turi pirmą dovaną gaut, arba šį sulaužau, aš dirbdamas jam taip ir pasakiau. Jas jau, mielas, tu man pasakyk, kaip jisai sklando. Pamatys jaure. O dabar, brol, paslėptų jį savo palovin. Kodėl palovin? Ogi pas mane vaikai kaip vilkai užpuls ir šipuliai beliks.
Na ką, aš jį pas save ant spintos padėsiu. Spėk, ką turiu, tai duosiu. Obulį. Ne. Kriaušę? Ne. Pastipusią žiurkę. Ne, aš tai imk. Mečiau, neberūkau. Jasiau, tu neberūkai. Šaunuolį. Neberūkau ir neberūkysiu. Ir neberūkysiu. Nusibodo man tas bachūras. Nusibodo, nekenčiu aš jo. Per dieną suvaikščia ber darbo, o jam ir špargalus paruošk, ir transliuok per pamokas, ir uždavinius išspręsk. Ir taip nuo 3 klasės už pakelį papirosų. Taigi dabar Baršius gaus pats mokytis. Aš tu. Pats laikas, tegul pavargina savo durną galvelę. O didelis čia daiktas, kad jis rangovo sūnus. Pats cigaretes rūko, o man 3 rūšės kaišė. Gana baig. Eisiu namo. Gal jau mama grįžo, ko nors pietų gausiu. Tai tu dar nevalgęs. Tai kogi tu nesakai, aš buterbrodą kokį. Petrai, neieškok, nereikia. Eisiu aš. Pabūk Jasiau pas mane. Man taip gera, kada tu ateini, kada mes pasikalbam. Bičiuli man brangus iš seno, dėkoju lemčiai išilgai, kai vieniša sodyba mano, kur vėjas langines dūzgeno, tu netikėtai aplankei. Meldžiu aš Dievą, tegul duoda, tau mano balsas varguose, tą pačią lemtį ir paguodą, tegul nušviečia lemtį juodą, licėjaus atminties šviesa. Kvailas gyvenimas, Petrai. Va tau, kodėlgi jisai kvailas? Šit mudu dabar draugaujam, kalbam, vaikščiam kartu, neseniai susėjom ir vėl reiks netrukus skirtis. O ką mums skirtis? Dirbsime, mokysimės kartu. Aš nebeilgai besimokysiu. Kodėl? Tėvas nebenori. Vis baras prikaišė, kad aš dykas kitiems ant kaklo sėdžiu. O čia šiandien dar klasės auklėtojas buvo užėjęs, visko prikalbėjo. Taip, žinoma, jis kalbėjo tėvo gailėdamas, bet... Taip sunku tavo tėvui. Ir šeimyna didelė, ir vaikai maži, bet vis kaip nors iš paskutiniųjų. Visa viltis tai va štai šitas. Pirmoji dovana tai lygiai tiek, kiek reikia už pusmetį sumokėti, bet jei pirmosios negaus, tai sudiev gimnazijėlę, o tada... Palauk, Jasiau. Štai va čia man paliko tėvelis mirdamas. Sakė tik labai svarbiam reikalui. O čia reikalas labai svarbus. Čia 100 litų, imk. Ką tu, brol? Man dabar pinigų nereikia. Gal aš dar pirmą dovaną laimėsiu? Na gerai, jeigu nelaimėsi, tuomet šiaip ar taip už mokslą sumokėsim ir mokysimės. Petrai, tai kaip čia taip už greitųjų? Kadagi aš tau juos galėsiu grąžinti? Man pinigų dabar nereikia. Dėdina grįžo. Sudiev, broliai, aš prapuolu. Sudiev. Kaip dabar viskas gerai. Sudiev. Sudiev. Obelys vėl žydės, medžiai skleis lapus, greitai melsva žvaigždė, saulė beržuos užpūs ir nusineš šilai dainą jaunos širdies, kad staiga pamilai vien tik naktis ir
ir nusinešilai. Gaila jaunos širdies, kad staiga pamilai. Vien tik naktis girdės. Pa, pa, pa. Jaunos širdies, kad staiga pamilai. Vien tik Labas rytas. Labas rytas, ponai ir ponios. Labas rytas. Labas, labas. Nors viena išauklėta mergaitė klasėje atsirado. Ar padarei 125-ąjį? Taip. Pradedant 120-ųjų ir baigiant 125-ųjų visus padariau, bet visus blogai. Ir reikalauju skubaus nusirašymo. Marytė, štai 125. Jame visa mano siela sudėta. 125 sonetas. Bijau aš apie meilę prasitarti, nors vis labiau kasdien ilgiuos tavęs. Tasai gėdingai smukdo meilės vertę, kas ją lyg prekę neša į gatves. Reikia man čia tos tavo miglotos sielos. Ir dar su klaidingu atsakymu. Sveikas, Gediminai. Sveikas. Aš visą pirmadienį išgulėjau mirties patale. Tapau sužalotas per šauksmų nelaimę. Apšviesk mane, šviesusis kunigaikštė, ir tavo draugas Šiaučiukas laimėjo pirmąją vietą modelistų varžybose. Jis laimės pirmąją vietą varlių lenktynėse. O be to, koks jis man draugas. Ar jau nebe draugas? Sakykite, pralaimėjot ir nebe draugas. Koks nepastovumas? Lepėk dar. Labas. O, Jasiu, parduok man savo avio modelį. Nebeturiu. Pardavėjai. Sulaužiau. Tokį gražų lėktuvėlį, ot kvailelės. Darau kitą, 25 vėl bus varžybos. Manai laimėti pirmą vietą? Žinoma. Klausyk, kaip bus prancūziškai bėgti? Nežinau, aš nebėgikas. Paklaus pašlubį Andriušiai. Keraitė? Labas rytas. Sakyk, kaip ten su 125-uoju? O ką neišėjo? Aš nežinau, kaip čia su ta šaknyje. Čia viskas labai paprasta, tik... Tik štai šitoje vietoje reikia jį laipsnį pakelti. Štai va čia. Supranti? Sėskime. Sėskime. Vyrai, kas nudžiovė barščių už parkalką? Lotiniški veiksmažodžiai dingo. Barščių ir daiktavardžių. Ana, ten ant sienos kabo, žiūrėk, žiūrėk. Ten ant sienos, ten. Ant sienos kabo. Ramiai! Citat ekstra pranešimas! Nutilkit, labai svarbu. Vakar T kvadratui mūsų klasė ištraukė pinigus.
Kokius pinigus? Ką tu pastai? Kur ištraukis? Garbė žodis. Vakar Tijūnas mūsų klasėje užmiršo savo portfelį ir čia iš jo dingo 100 litų. Meluoji, tipelį. Čia tau neprima aprilis, kalbėk rimtai. Kvailai išdaiga. Garbė Kvailai žodis. išdaiga. Ilgas aštuntokas ką tik išėjo iš mokytojų kambario ir man viską papasakojo. Tu jau ateis policija ir pradės tardyti. Apstatė tave tas ilgas. Pasityčiojo. Bet klausykit, visai rimtai. Ilgasai klausia. Ir priešnekėjo. Ilgasai klausia, kiek jūsų klasėje mokinių. Aš jam sakau 20. Tai ką sako? Apvogėt savo auklėtoją ir pasidalijot po 5 litus. Štai, tuoj visą gimnaziją žinos. Vyrai, duosim ilgajam pirštrėm. Gaus pylos. Mes jam liežuvį sutrumpinsim. Mat, kad driežas prasimanė. Direktorius. Direktorius. Čia tikrai kažkas taip gerai. Visi šiandien klasė. Visi, ponė direktoriau. Sėskit. Taip. Jūsų klasė, o draugė ir visą gimnaziją ištiko skaudus smūgis. Vakar po paskutinės pamokos jūsų klasės auklėtojas paliko čia portfelį. Ir iš jo dingo pinigai. Nuodugniai dalykai ištyrus visos aplinkybės rodo, kad pinigai galėjo dingti tik čionai. Aš pabrėžiu, čionai jūsų klasė. Tai pirmas toks skaudus netikėtas įvykis per visus 15 metų, kai mūsų gimnazija egzistuoja. Maža to, šis nusikaltimas yra dvigubai sunkus. Nes čia nuskriaustas žmogus, kuris jūs visus labai mylėjo. Nė vienas mokytojas nėra tiek galvos guldęs su savo klasė, kiek jūsų auklėtojas. Jis žmogus vienišas, neturi artimųjų. 6 metus jis veda jūsų klasę. Prisirišo prie jūsų. Pamilo jūs visus, kaip savo vaikus. Jis džiaugiasi jūsų džiaugsmais ir liūdėdavo dėl jūsų nepasisekimų. Per 15 darbo metų jis nė cento nėra sutaupęs, nes visus likučius nuo savo kuklios mokytojo algos jis išleisdavo neturtingus mokinius bešelpdamas. Ir vakar, paėmęs iš kasos avansų 100 litų, jis ruošėsi eiti į knygyną ir sumokėti. O jūs žinote už ką? Už vadovėlius, kuriuos jis perka ir dalyja nepasiturintiems mokiniams. Turbūt ir jūsų ne viena jis yra sušelpęs. Dabar jūs galite pagalvoti, kokią ne tik medžiaginę, bet ir moralinę skriaudą padarėte savo auklėtojui. Aš čia kalbu ne vienam, kuriam, o visiems. Nes kol kaltininkas nebus surastas, arba kol jis pats neprisipažins, tol ši dėmė gulės ant jūsų visų. Nei aš, nei jūsų klasės auklėtojas, nei kitas, kuris mokytojas, negalėsim dabar atvirai jums į akis pažvelgti, ir jūsų pačių tarpe dings nuoširdus draugiškumas. Nes jūs pradėsite vienas kitą įtarinėti. Bet aš netikiu, kad jūsų tarpe būtų surambėjusių, užkietėjusių nusikaltėlių. Aš noriu tikėti, kad šis žingsnis buvo padarytas lengvapėdiškai, nepagalvojus apie visas pasekmes. Aš noriu tikėti, kad tas, kuris šį žingsnį padarė, dabar gailisi.
kad jis yra pasiruošęs savo klasės auklėtų ir savo klasės draugams padarytą skriaudą atitaisyti ir kad jis pats yra pasiruošęs pasitaisyti. Tai galima būtų padaryti nuoširdžiai ir atvirai, to jau čia pat prisipažinus. Tačiau aš šito nereikalauju. Pakaks, kad tik vienas man pasisakys ir aš pasižadu jam atleisti. Visas šis skaudus įvykis vien tik mūsų tarpe bus likviduotas ir daugiau niekas apie tai nesužinos. Dežuruojas. Štai 20 antspauduotų lapelių. Išdalysi jūs visiems po vieną. Kiekvienas parašo savo pavardę ir žodį taip arba ne. Parašė žodį taip, vakare ateina pas mane į butą. Ar supratot? Kiekvienas visų rimtumu savo sąžinėje te apsvarstys šį dalyką. Nes tai yra vienintelis galimumas taikiu būdu atitaisyti padarytą žalą. Aš netrukus grįšiu. Pone Tijūnai, o gal tamsta kur kitur dar buvai užėjęs? Brangioji ponė, aš pats labiau džiaugčiausi galėdamas suabejot, kad pinigai dingo mano klasiai. Vadinasi, tamsta paėmė iš sekretoriaus 100 litų, padėjai juos į piniginę, o piniginę į portfelį ir nuėjai į knygyną. Ir tik tai pusiaukeliai pastebėjau, kad palikau klasiai portfelį. Ir grįžai atgal? Grįžau, pasiėmiau nuo katedros portfelį ir nuėjau į knygyną. Ar nieko nebebuvo klasiai? Tuščia. Man įėjus į koridorių iš mano klasės išėjo paskutiniai mokiniai. Keistos. Labai keistos aplinkybės. Na, matot, ponė. Na, kaip kitaip šį recidyvą išaiškinsi? Vadinasi, jaunuolis 5 metus buvo doras. Taip. O 6 jame pabudo banditas. Sveiki. Sveiki, gyvi kolegos. Ką aš atėjęs išgirdau, kad tamsta kolega Tijūną ištiko skaudi nelaimė. Apie ką tamsta? Na, aš girdėjau, kad tamsta apvogė 6 klasės mokiniai, kad tamstai dingo 100 litų. Tamsta, jaunuolė, ne apie tai kalbi. Žinoma, čia ne piniguose visas reikalas, čia daug skaudesnis dalykas. Taip, čia, taip sakant, svarbiau psichologinis momentas. Tamstai svarbiau psichologinis momentas. Anam svarbiau 100 litų. Trečiam svarbiau mokyklos garbė, prestižas.
Ir dar visai kitokį menkniekį. Tai kasgi daugiau? Kasgi daugiau? O tamstos gerbėmieji, nepagalvojat apie tą jaunuolį, kuris padarė šitą nelemtą žingsnį. Kas dabar darosi jo sielui? Kas darosi? Jis dabar tik tai ir galvoja, kur jam geriau paslėpti vogtus pinigus. Na, kaip tamsta drįsti taip kalbėti apie mano mokinius? Aš skaičiavau dienas ir savaitės, kiek dar man liks su jais pabūti. Aš negalėjau ramiai pagalvoti, kad po 2-3 metų aš turėsiu skirti su jais. O tamsta drįsti niekinti juos. Argi jūs patys nepergyvenot jaunystės? Ar jūs gimėte tokiais surambėjusiais seniais, susurūdijusiomis sielomis? Tiesa, tiesa. Šventa teisybė. Ir štai, gerbiamoji ponė, viena iš tų jaunučių sielų priėmė nuodų. Ji dabar kankinasi, blaškosi. Ir jeigu jai laiku nesuteiksi pagalbos, taigi jį žus. Taip, taip. Tai jaunos sielos savižudybė. Tai nejaugi pinigai patys iš portfelio pabėgo. Turėjo gijos kas nors paimti. Kokia gėda. Skandalas. Dabar pirštais visi užbadys. Negalėsime niekur akių parodyti. Prašau žodžio. Prašau žodžio. Kalbėk, Andriušis. Palauk, tegul kalba Andriušis. Nors aš vakar klasėje ir nebuvau, bet tikėkite, draugai, kad tai mane liečia tiek pat, kiek ir jūs visus. Tad aš čia dabar kreipiuosi į tą kaltininką. Tegul jis nors dabar pagalvoja, į kokią padėtį jis nustūmė mus, savo draugus. Mes dar tarp šių sienų išbūsime 3 metus. Paskui, baigę gimnaziją, taip pat už jūrų marių neįskrisime. Turėsime vienas su kitu susitikti. Ir mus visą gyvenimą sekios kaip Kaino prakeikimas šis baisus nusikaltimas. Gal štai jis apiplėšė. Teisingai. Tad aš ir dabar kreipiuosi į jį visos mūsų 6 klasės vardu. Tegul jis atitaiso savo klaidą. Atitaiso, teisingai. Tegul pasisako direktoriui. Tegul pasisako. Mūsų direktorius žmogus taurus. Jis mus nemažiau myli kaip ir mūsų auklėtojas. Jam prisipažinti tai vis vien kaip ir savo tėvui. Prisipažindamas, savo klaidą atitaisydamas, jis nuplaušia dėmę ir nuo savo sąžinės ir nuo visų savo draugų. Ar taip aš kalbu, draugai? Prašau žodžio. Ar galima ir man pasisakyti? Varčius nori kalbėti. Tegu kalba. Kalbėk, Gediminai, kalbėk. Aš manau, kad vagis neprisipažins. Mūsų klasėje mažų vaikų nėra, kurie pultų taip savo nieko nepagalvoja. Jau kas darė, tai žinojo, ką daro. Kad baigtume šią nešvarę istoriją, aš siūlau visiems sumesti 100 litų ir gražinti Tijūnui. Aš vienas duodu šiam reikalui 50. Čia ne tas reikalas. Ne apie tai kalbi. Čia garbės dalykas. Teisingai. Ką tu čia paistai? Gana. Pakaks. Nenorite? Nereikia. Žinokitės. Mane šitas reikalas neliečia. Kaip tai tavęs neliečia? Šalina, gimnėša! Tave taip pat lengvai tarti, kaip ir kiekvieną Kas čia per triukšmas? Prašau nutilt. Sėskit. Kas vakar dežuravo klasėje? Aš, ponė inspektoriu. Kuris vakar paskutinis išėjo iš klasės? Nepamenu, ponė inspektoriu. Sėsk. Aš klausiu, kuris vakar paskutinis išėjo iš klasės? Aš, ponė inspektoriau, išėjau pirmutinis.
Sėsk. Aš klausiu, kuris vakar paskutinis išėjo iš klasės. Aš. Tu? Tai kągi tu čia darai vienas pasilikęs? Aš, ponė inspektoriau, aš dažnai čia pasilieku. Aš darau rašto darbus. O vakar ką darai? Prancūzų ir lotynų rašinėlius. Ach, rašinėlius. Tai kodėlgi namie negali daryti tų savo rašinėlių? Pas mus, ponė inspektoriau, labai ankšta, vaikai trukdo. Vadinasi, tu visą valandą išbuvai klasėje vienas? Išbuvau. O per tą laiką niekas nebuvo įėjęs į klasę? Ne. Ne, buvo. Tai kaip, buvo ar nebuvo? Buvo klasės auklėtojas. Ach, klasės auklėtojas. Ir kągi jis darė? Nieko, tik pasimė portfelį ir vėl išėjo. O tave jis pastebėjo? Aš klausiu, tave jis pastebėjo? Ne. Tai kaip, buvo ir nepastebėjo? Aš išgirdau žingsnius ir bijojau, kad nevarytų namo. Aš pasislėpiau kirtėjai už lentos. Pone inspektoriau, mums čia direktorius paliko anketos lapelius. Mes jų dar nebaigiam užpildyti. Gal jūs atidėtumėte apklausinėjimą vėlesniam laikui? Vėlesniam laikui? Na kągi. Galim atidėti ir vėlesniam laikui. Sėskit. Prašom sėsti. Visi parašėte atsakymus? Visi, ponė. Prašau atiduoti juos man. Ne. 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 Kaltininkas neprisipažino. Šiaučiukas, eis su mumis į mokytojų kambarį. Pone direktoriu. Paims. Aš paėmiau už portfelio 100 litų. Jau pertrauka. Žiūrėsim, kokį naujienų atneš mums direktorius. Hei, direktorius susijaudinęs ginčijasi su inspektoriumi, matyt surado kaltininką. Aš labai abejoju, labai abejoju. Ponios ir ponai, dėl skaudaus įvykio, kuris ištiko mūsų gimnaziją, aš atidarau mokytojų tarybos ekstra posėdį. Aplinkybės, kuriomis dingo 6 klasėje tos klasės auklėtojo pinigai, tamstoms jau žinomos.
O dabar žinomas ir šito nelemto darbo kaltininkas. Jis prisipažino. Įdomu, kas įdomu, Kas jis? Tamsta, ponė inspektoriau, pasirūpink, kad paskambintų mokinio globėjams, kad jie tučto jau būtų iškviesti čionai. Aš jau pasirūpinau, ponė direktorium. Taigi, sakau, kaltininkas prisipažino ir dėl jo likimo mes čia turėsime pasisakyti. Tai tas naujokas. Šįmet priimtas į mūsų gimnaziją. Inžinieriaus Keraičio auklėtinis Petras Keraitis. Kaip tai? Galėjau patikėti, kad... Bet Tamsta direktoriau, ką Tamsta darai? Nu ką Tamsta man liepsite daryti? Bet juk Tamsta prižadėjai, Tamsta man šventai prižadėjai, kad apie tai tik tai pats vienas žinosi, kad niekam, niekam net man šito nepasakysi. Palaukite, ponė Tijūnai. Lapeliuose visi mokiniai atsakė neigiamai. Štai Keraičio lapelis. Aiškiai parašyta ne. Taigi mūsų sugalvotas planas, kaip taikiai spręsti šitą incidentą, atkrito. Sakau, anketoje mokinys įsigynė. Ir tik man besiruošiant palikti klasę ir pranešus, kad kaltininkas neprisipažino, staigiai savo vietos pakyla šitas jaunuolis, išeina į priešakį ir pasako, kad jis paėmęs 100 litų. Keistas berniokas, tai kodėl jis į anketą neparašė... Kodėl jis parašė neigiamai? Na, kodėl? Tikras Dostojevskio Raskolnikas. Iš tikrųjų keistas berniokas. Labai įdomus psichologinis momentas. Labai įdomus. Kriminologijai vadinamas psichologiniu kataklizmu. O aš buvau besurandas ir kitą nusikaltėlį. Kaip? Atrodytų, kad mūsų gimnazijoje mokosi kandidatai banditus, taip? Leiskite Tamstai, ponė inspektoriau, padaryti pastabą dėl šito žygio. Viena, tai buvo nekorektiška užbėgti man už akių ir pradėti savarankišką tardymą. O antra, tai dar kartą įrodo, kaip lengvai tarti visiškai nekaltą. Ar Tamsta pagalvoji, kas atsitiktų su Tamstos tardomui, jeigu tikrasis kaltininkas nebūtų prisipažinęs? Taip, ponė direktoriu, aš pripažįstu savo kaltę. O kas toks dar buvo tardomas? Kas? Aš draudžiu čia minėti kitų mokinių pavardės. Yra aiškiai nustatytas kaltininkas ir dėl jo mes turime įsitarti. Padarytas sunkus nusikaltimas. Taip. Nuplėšta visos gimnazijos garbė. Mums nežinomi motyvai, dėl kurių jis padarė šitą nusikaltimą. Taip pat mes nežinom, kurių motyvų verčiamas jis prisipažino. Pakanka fakto. Aš siūlau pašalinti iš gimnazijos be teisės įstoti į kitą mokyklą. Taigi, taip, mūsų tautos istorija pilna pamokomų faktų, kur bereikalingas gailestingumas padarė valstybei daug žalos. Taip, palaukit, apie ką aš čia dabar? Tai jeigu mes šitą jaunuolį pašalinsim iš gimnazijos ir neleisim jam toliau šviestis, tai jis taps kišenvagių arba blogiausia atveju arkliavagių. O jeigu mes jam suteiksim vidurinį arba aukštą išsilavinimą, ar dar duosim į rankas diplomą, ponai, o to mes po to mes jį prileisim prie iždo arba kasos, tai jis vogs milijonus. Taip. Ne, čia gimnazija turi parodyti savo autoritetą ir valstybinių reikalų supratimą. Aš visiškai palaikau pono inspektoriaus pasiūlymą. Taip. Kas dar nori pasisakyti? Aukščiausia bausmė taikoma tik tada, kai nėra jokių lengvinančių aplinkybių. Aš tik norėčiau paklausti poną inspektorių ir poną istoriką, ką jie būtų baudę tada, jei Keraitis nebūtų savo valia prisipažinęs. Mano manimu, reikėtų pasiūlyti globėjams atsiimti iš mūsų ir perkelti į kitą gimnaziją. Yra du pasiūlymai. Kas dar norėtų įsitarti? Ponai, jūs čia siūlote bausmę. Vieni didesnė, kiti mažesnė. Jaunuoliui, kurį mes auklėjam
Vos 2 mėnuo. Mes nežinome, kokiuose rankose jis augo iki tol ir kas jį auklėjo. Mano nuomonė, mūsų įstaigos pareiga yra gerinti, keisti jauną žmogų, šalinti jo trūkumus, o ne vyti lauk už pirmą prasižengimą, nesuteikiant jam progos pasitaisyti. Ar jūs įsivaizduojate, kokią bausmę jis pats savo gerą valią išsirinko? Jeigu tokio amžiaus jaunuolis savo draugų akivaizdoje išdrįso prisipažinti, padarius šitokį nusikaltimą, jūsgi sunkesnės jam ir nebesugalvosit. Aš siūlau jį palikti gimnazijoje. Ačiū. Ačiū, brangioji ponė. Ar yra dar daugiau norinčių pasisakyti? Buvo 3 pasiūlymai. Aš siūlau balsuoti. Kas už tai, kad 6 klasės mokinį Petrą Keraitį pašalinti iš mūsų gimnazijos, be teisės pereiti į kitą? 2. Kas už tai, kad pasiūlyti mokinio globėjams atsiimti iš mūsų gimnazijos su teisė pereiti į kitą mokyklą? 3. Kas už tai, kad palikti jį mūsų gimnazijoje? 2. Tokiu būdu priimta antroji propozicija. Pasiūlyti mokinio globėjams atsiimti iš mūsų ir perkelti į kitą mokyklą. Kitaip sakant, išmesti vaiką į gatvę. Jisgi visiškas našlaitis. Man žinomos sąlygos, kokiomis jis taip gyveno pas savo globėjus. O jūs apie tai nepagalvojat? O apie Keraičius, taigi mes ir pamiršom. Vargšė Keraitienė. Taip, jei bus tai didelis nelauktas smūgis. Iš tikrųjų, tokia garsi visuomenės veikėja ir staiga auklėtinis apsivogė. Vargšė, kaip ji visą tai pergyvens? Apgailestaujat dėl kažkokios tai poniutės. O tikro vargšo tai nepagailėjot? Pone direktoriau, tai kasgi čia atsitiko? Iš tiesų, kas atsitiko? Deja, labai skaudus, netikėtas įvykis. Bet tai negali būti. Ji turbūt apkalbėjo, apšmeižė. Jis toks paprastas laukinukas, o dėtis į lengvą nuskriausti. Deja, įvyko kitaip. Jis pats niekieno neverčiamas prisipažino. Kaip? Jis prisipažino? Nejaugi prisipažino. Taip, tai labai lengvinanti aplinkybė ir mokytojų taryba atsižvelgdama į tai paskyrė jam lengviausią bausmę. Viešpatie, prisipažino. Glušas idiotas. Kaip jis drįso be mano žinios prisipažinti? Iš tiesų, mes patys būtume sutvarkę. Aš 1000 nebūčiau pagailėjęs, kad tik išvengus tokio skandalo. Kasgi mums su juo dabar daryti? Na kągi, teks atsiimti iš mūsų gimnazijos ir perkelti į kitą mokyklą. Išmestas iš gimnazijos? O, nesijaudink, mieloji, paklausyk. Gana, ilgai aš tavęs klausiau, pakaks. Jei būtų manęs klausęs, neturėtume dabar tokios gėdos. Nei kur akių dėti, nei kur pasirodyti. Laikraščiai prapliups, visas miestas sužinos. Na, iš tikrųjų, ponia, jūs labai tragiškai priimate šitą įvykį. Perkelsite į kitą gimnaziją ir vėl viskas susitvarkys. Ką? Ar jį vėl į gimnaziją? Kad jis vėl mūsų šeimos gerą vardą kompromituotų. Dėkui už patarimą, ponė direktoriau. Dėkui. Šito tai jau nebus. Vagis mano šeimos židinio slenkščių daugiau neperžengs. Ponai, man vis dar neaišku. Vadinasi, jis prisipažino ir jūs radote pas jį tuos dingusius 100 litų. Bet juk mes apie pinigus pamiršom. Taigi patys svarbiausia pražiopsojame. Bet iš tikrųjų...
Labai įdomus psichologinis momentas. Taip, apie pinigus mes net nepasiteiravome. O sakykit, jis kartais didesnės pinigų sumos su savimi nesinešiodavo? Jokių pinigų, nebent viena kita litą. Vadinasi, jeigu jis tikrai paėmė, tai jie turėtų būti pas jį, arba jis turi nurodyti, kur juos padėjo. Taip, labai įdomu. Patikrinsim. Pašaukite 6 klasės mokinį Petrą Keraitį. Klausau, ponė direktorių. Ponai, prisipažinimas tai dar nėra kaltės įrodymas. Kriminologija turi daug pavyzdžių, kad asmuo, būdamas visiškai nekaltas psichinio kataklizmo metu, prisipažįsta kaltu. Užtat reikalinga daiktiniai įrodyti savo nusikaltimą. Eikite čia arčiau. Paimtus iš klasės auklėtojo portfelio pinigus jūs galite grąžinti? Vagis. Mokytojų tarybos nutarimu, Tamsta Keraitį, turėsi palikti mūsų gimnaziją. Dokumentus gali atsiimti raštinėje. Klasėje atrodys taip, kaip buvę. Seni suolai, eilė, juoda lenta ir sakinys, joj užrašytas lėlė su ta pačia gramatinė klaida. Su ta pačia klaida. Tavęs nepriversiu aš laukti. Pašauk ir tavęs nepriversiu aš laukti. Nors pyktų tėvai, kad tave pamilau. Pašauk ir tavęs nepriversiu aš laukti. Atidžiai stebėk, kai skubėsiu viena. Jau sodo tankmei tyliai merkės diena. Vieta pasimatymo laukia sena. Ateik, lyg norėtų matyti mane. Ir lyg ne mane, kai skubėsiu sapne. Pašauk ir tavęs nepriversiu aš laukti. Pašauk ir tavęs nepriversiu aš laukti. Nors pyktų tėvai, kad tave pamilau. Pašauk ir tavęs nepriversiu aš laukti. Naktelį per naktelį miego nemiegojau. Su broliu obelai sodinau, sodinau. Su broliu obelai
sodinau, sodinau. Ai! Ar labai įsidūliai? Iki pat kaulo suvariau. Pasitepk jodu. Patrink pipirmetėm suolūnu. Labai maš ir greit užgydo pavojingus kūnų sužalojimus. Oi, žmonės! Petrai, pasitikėk spaudą! Ar valdysi liežuvį, ar ne? Valdysiu, paleisk. Na, žiūrėk man. O tu nebadyk, ką tu savo nuosavo kūno. Irgi meistras visas bandas subadytas. Jeigu dar šnekėsi, tai mes rytoj gegužiniais su Motiejum tavo Elenutę iš tavęs paveršime. Neduosim nei prisiliesti, šokdinsime patys. Petras šoks. Gal noriu miego ar sodėtišką kadrilį. Buvau manęs neįti gegužinę. Bet dabar, kad taip, tai tikrai eisiu. Eisime, Petrai, eisim. Visą žiemą ištūnojom šitoj skylėje, reikia nors pavasarį pušų orų pakvėpuot. Gražu dabar tikriausiai miške. Tik pinigų neužmirškit pasiimt, kad gegutė neužkukuotų tuščios kišenės. Pasiimsim, dėdė, būtinai pasiimsim. Motė, kokį man gastuką pirkti prie mėlynojo kostiumo? Ar kipšams tas raištis reikalingas? O kaip kitaip? Toks karštis, vaikščiok su atlapo krūtine. Irgi pamokė. Manęs apsivilkimo, brol, nemokyk. Aš mieste gimęs, mieste augęs, žinau. Tai kam klausi? Pirk žalę. Rytoj, kai pasigersi, prie veido tiks. Blaivybės apaštalas atsirado. Geriu nes turiu, gertum ir tu, jei turėtumei, neleistum pinigų niekams. Na, Petras niekams neleidžia. Žinau. Algebros, geometrijos ir dar kitokia fanaberija. Ai, tu galvelė. Kad tu žinotum, kas tai yra gera knyga. Koks džiaugsmas apima žmogų, kaip per vieną vakarą. Sužinai tokius dalykus, kur pirma galvojai ir niekaip suprast negalėjai. Įdomu, apie kokius jūs ten dalykus? Štai aną subat vakarį. Tu išbėgai vakaruškas, o mes čia, Petras, Jasius ir aš gal kokias 5 valandas skaitėme apie dangaus spinduolius. Ir kokių dalykų pasaulyje nesama. Apie spinduolius, apie žvaigždės ir planetas vadinasi. Man pakanka to, kad aš mokykloje apie šį materialą esu girdėjęs. Aš tik manau, kad siuvėjui tai tuščias galvosūkis. Darbo žmogui tokie dalykai duonos neduos. O kodėl tu manai, kad darbo žmogus būtinai turi būti tamsus? Taip, bjauru, kad žmonės sulygina mokslą su duona, su pyragu ir dar su kitokiais galais. Ai, nieko nepadarysi. Taip jau yra. Bet taip neturėtų būti. Mokslas kaip oras, kaip vanduo reikalingas visiems. Mokslas turi ne pelną, bet šviesą žmonėms nešti. Mokslą išėjęs, ne vienas juodo darbo nedirbo ar nedirba. Juodo darbo. O man yra nei juodo, nei balto. Tik tai tinginiai, pastumdėliai ir dykaduoniai sugalvojo, kad darbas yra juodas arba baltas. Kiekvienas sąžiningai atliekamas darbas yra vienodai šventas, kilnus ir garbingas. Tik tai žmonės, kurie atlieka šitą darbą, yra nevienodi. Vieni yra per daug gudrus, kiti per daug kvaili. O šito neturėtų būti. Tuščia fanaberija. Fanaberija, fanaberija. Ras pas ką didesnę fanaberiją kaip tavo. Amžinai užrietęs nosį vaikščioji. O ko čia man užrietus nosį nevaikščioti? Aš iš savo mokto 100 litų nepavogiu. Nu, vaikel, neimk į širdį. Jis padykęs bernas liežuvio nesuvaldo. Man taip reikia, dėdė. Bet lūk teisybės už savo klaidą tu jau 10 atkentėjai. Man tai nieko, dėdė, bet gal jums nepatogu mane laikyti savo dirbtuvėje. Nu, ką tu, vaikel, ką tu, aš ir mano senutė negalim tavimi atsidžiaugti. Gyvenk pas mus, Petrelį. Tugi mums būsi senatvėje paguoda. Ačiū, dėdė. Kur aš būčiau be jūsų globos dingęs? Kokia čia globa? Tu dirbi daugiau ir geriau už kitus. Tik aš galvoju, kad tau per sunku taip ir dirbti ir mokytis iš savęs. Sakau, gal į kitą gimnaziją kaip nors, ha? Susitvarkytume. Ne, dėdė. Man ir taip gerai, dėdė. Ne, man ir taip gerai, dėdė. Tolimi
svetimi. Bet ar mūsų kaltė? Jei likimas neleido viens kito sutikti ir jie niekad netektų tavęs pamatyti, leis pasveikinti tave ir ištarti sudie. Taip keleivis sniegynų bežadės rimties nukamuotas, kalnuos apie džiaugsmą svajoja. Nepaguosdamas savo našlaitę širdies, draugo įkvėptas mylimai dainą aukoja. Bet kol tolimą kraštą pasieks jos aidai, gal keleivį jau globs amžinieji ledai. Kaip motina pagosdavo mane, kai mėlynų aukštybių spindinčios planetos likimą lemdavo žaviam sapne. Bijau ne tos nakties, kuriai kaip sesė kuždėdavau beprasmiškus žodžius, kad visos aukštos žvaigždės nusileis užgesę, kad gailios rasos saulėje nučius. Bijau ne tos nakties, kur vėtrom pasišiaušus grumėdavo beprotiškai žaibais, o žinodavau, kad rytmečio išaušus vėl spinduliai ties mano galva žais. Bijau nakties, kur tyli, grėsminga, atšliaužia pagiriais pakalnių rūkose ir baimės gelonių į širdį sminga. Piktos dvasios kerštingoji dvasia. Bijau nakties, kuri pakalnėm žengia, iš klonio purvino tamsaus ir žemo. Bijau nakties, kuri migla padangės dengia. Bijau nakties, kuri dar nesutemo. Sveikas, Petrai. Sveikas, Jasi. Kodėl vakar netėjai? Sveikink. Prieš tave pilotas C. Sveikinu. Jau išlaikei? Lygiai 33 sekundės įsilaikiau ore. Vasarą važiuoju į sklandymo mokyklą. Jau nepasiekimo aukštybei. Tu vari žvilgant į regi ir liejasi erdvėj beribiai propelerio giesmė tiki. Bet veltui akis seksta paukštį. Dangui nė taško nebėra. Binoklį nukreiptam į aukštį. Tik oras lyg versmė tyra. Gerai tau, Jasi. Tu šiandien kažko apsiniaukęs? Sakyk, kas yra. Žinai, man kartais taip liūdna. Aš taip pasiilgau gimnazijos. Man norisi taip į visus jūs pasižiūrėti, nors iš tolo. Bet man gėda. Ką tu, Petrai? Tave taip visi myli ir gailisi tavęs. Tave taip gražiai prisimena ir užstoja. Idiotas. Glušas paskutinis. Kas tau? Taigi kelintą dieną nešiojas ir užmirštu tau atiduoti. Ką tokį? Štai, tau laiškas. Man laiškas? Mataigi. Nu kogi? Paskaityk, sužinosi. Aš niekuomet negaudavau laiškų. Viešpatie, Aldona. Jas jau jinai netiki. Ji netiki. Aldonas dabar nepažinsim. Būdavo linksma,
O per visą žiemą, kai brolį palaidojus vaikščiojo, po to įvykio visą savaitę gimnazijoje nesirodė. Ir aš niekuomet negalėsiu grįžti į jūsų gimnaziją. Petrai, tai tu dėl manęs. Tu mane gelbėdamas. Nutilk, Jasiau. Taip, tu uždraudai man apie tai kalbėti. Bet gana, baigta. Kiekvieną kartą, kai aš pamantau inspektorių, man taip norisi stačiai jiems surikti veidą. Aš pavogiau 100 litų. Jasiau, kaip buvo sutarta. Ne. Užteks. Tu tiek pat nekaltas kaip ir aš. Bet kodėl tau vienam kentėti? Aš eisiu pas Keraičius, eisiu pas direktorių. Tegul visi žino teisybę. Tegul žino, kad tu savo tėvelio paliktus pinigus jiems atidavei. Jasiau, brangusi, supras, kad visiškai ne dėl tavęs. Po to, kada tikrasis kaltininkas nebeprisipažino, mes visi buvome vagys. Ir tu, ir aš, ir visa klasė. Ir neturi reikšmės, po kiek to vagiškumo buvo. Ar po 100 litų, ar po 5 kiekvienam teko. Svarbu, kad visi vagys. Tada aš mažai ten nustojau, prisipažinęs vienas vagimi. Taip, aš tavęs dabar neperkalbėsiu. Bet dar mėno ir aš būsiu laisvas. Ir tada togul mane kiša į kalėjimą, togul veja iš gimnazijos. Vis tiek šitaip ilgiau nepasiliks. Vaikeli, o kaip bus su tavo aviacija? Kur tu pasidėsi? Aš, kaip matai, nepražuvau. Dirbu ir mokausi, o tau būtų kaput. Kaput, bet. Taigi... Jau jūs čia? Abu? Taip. Sveikas, Jasiau. Gyvas. Rytoj mūsų gegužinė, tai aš šio to nupirkau. Oi, vilkai nematė, kiek gerybių. Jasius irgi su mumis bus. Ir Jasius su mumis? Važiuojam. Važiuosim. Na, o ką mes šį vakar darom? Keliaujam po dangų, toliau ar ką nors linksmesnė sugalvojam? Po dangų, Petrai, po dangų. Aš vakar vieną skaičiau, tarp kitko dabar apie galaktinės sistemas. Vakar vieną skaičiau ir nieko nesupratau. Prašom. Ar čia nieko nėra? Durys atviros. O kurgi ponas Žiogas? Aš to jį pakviesiu. Prašom. Tai jūs čia. Skaitote? Ruošimės, ponė mokytojau. O Keraitis irgi čia dirbi? Dirbu, ponė mokytoju. Taip. Tai vadinasi, dėdė nepastatė ant savo. Nebeleido toliau mokytis. Nebeleido, ponė mokytoju. Gaila. O galėtų mokytis? Aš dirbu ir mokausi. Vienas? Man Jasius padeda. Netiesa, ponė mokytojau. Jis geriau moka už mane. Aš jam tik pasakau, kas užduota. Vienas. Ir kvadratinės lygtys, Niutono binomas. Sunku. Štai kaip padarysim. Tu vakarais 9 valandą laisvas? Laisvas, ponė mokytoju. Tai šit. Pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais 9 valandą ateidinėsi pas mane. Padirbėsim? Ačiū labai, ponė mokytoju. Labas vakaras, ponė mokytoju. Labas vakaras, pona Žiogai. Atleiskit, kad priverčiau laukt. Į krautuvę buvau išbėgęs. Na tai, ką gero mums čia ponas mokytojas atnešė. Taigi prašyčiau išverst. A, jau reikia verst. Jau 4 metus paltukas ištarnavo. O ką darysim? Su pamušalu, ponė mokytoja. O ką? Ar šis jau nebetiks? Tai bet mano išmanimo reikėtų naujo. O, čia kažkas už pamušalo įkritę. Tai kiaura kišenė, matyt, akinių makštis man neseniai dingo. O, taip ir yra. Akinių makštis. Taip, tai pamušalo reikia naujo, šitas visai iškedentas. O čia dar piniginė. Kas? Piniginė? Mano piniginė. 100 litų.
Tai tu nekaltas. Vadinasi, vienas pasiaukoja už visą klasę. Vienas pasiaukoja už visą klasę. Jis vienas. Petrai, tu nekaltas. Na, ir dalykėliai darosi ant šio margos vietų. Sveikinu, ponia Heraitinė, išauklėjus tokį herojų, sveikinu. Ačiū, ponia. Ačiū. Ak, kiek vargo buvo. Bet dabar sensacija. Visas miestas apie jį šiandien tik ir te kalba. Nejaugi visi žino. Visi, ponia Heraitinė. Sėskim, ponia. Jūs tai pagalvokit, pasiaukoti už visos klasės, visos gimnazijos, visos tautos garbę. Herojus. Tik jūsų rankos, ponia Heraitinė, ir te galėjo išauklėti tokį didį. Ačiū, ponia. Ačiū. Negalite, ponia, įsivaizduoti, kiek vargo turėjau. Juk nei peilio, nei šakutės nemokėjau žmoniškai laikyti. Visas ištisai turėjau perauklėti. O, bet jis dabar jums 100-pai atsilygino. 100-pai. Ai, ponia, šiandien iš pat ryto telefonas skambėjo, visi sveikina. Direktorius skambino. Pirmininkė. O, jūs žinot, man šį dar begulint lovoje Snaudžiuvienė paskambino. Sako, ponia, girdėjot sensaciją? Sakau, taip, kur negirdėsi. Aš galvojau, kad apie naują Bardžiuvienės kompletą. O, aš sakau, vaikštu kaip beždžionė, degutė įsivaliojusi. Kiek buvo juoko. O, jinai man sako, aš apie ponę Heraitinę. Ir viską man išdėjo. O, ponia, herojus. Aš skubu, ponia. Sudie, ponia, herojus. Sudie, ponia. Na? Neisiu. Kaip aš dabar galėsiu jam į akis pažiūrėti? Kai vaikas buvo nelaimė, tu man net užsimint apie jį neleisdavai. Vadinasi, aš kalta, kad tavo auklėtinis buvo... Nenoriu apie tai kalbėti. Kalčiausias aš, kad tavęs klausiau. Bailys buvai pirma bailys ir pasilikai. Aš pati viską sutvarkysiu. Tvarkyk dabar pati. Bet tu, Petrai, kiek tu prisikentėjai. Aš tai niekuomet nebūčiau išdrįsęs tokios gėdos ant savęs prisimti. Būtum išdrįsęs, tikrai būtum išdrįsęs. Jeigu būtum buvęs, tuomet klasėje tikrai būtum išdrįsęs. Pagalvoju tik tai, kas būtų su Jasme atsitikę. Geras tu, Petrai. Tik tai gaila, kad mes gyvenam tarp tokių žmonių, kur žmogui vilkas. Mes patys dėl to kalti. Mes nepasitikime žmonėmis ir žmonės yra tokie, kokios mes juos matome. Aš labai džiaugiuosi, kad viskas gerai išėjo. Bet man kartu ir liūdna. Kodėl? Būdavom draugiai. O dabar kas? Na, o dabar tu įsikelsi pas savo dėdę Keraitį. Aš pasilieku pas dėdę Žiogą. Pas dėdę Žiogą, Petrai. Mums šėjasis kelią nurodė. Sveika, Aldona. Sveika, Marytė. Labas, Ilga. Andriuši. Čia tau nuo visos klasės, o čia tau nuo visų mergaičių. Ačiū labai. Vien su gėlėmis neatsipirksite, mergaitės. Mūsų Petrui reikia taip padėkoti. Tu vienas už mus visus, Petrai, mes tau labai dėkingi. Ačiū. Šiandien mums pati laimingiausia diena. Ačiū, Petrai. Petrai.
Petrai, eikš čianai. Aš čia. Dabar, kai tu nuplovėjai nuo mūsų šeimos tą juodą dėmę, mes nutarėme tave vėl priimti į savo šeimos židinį. Ačiū labai. Aš manau, kad už tai, kiek mes prisikentėjome dėl tavo išdaigos, tu turėtumai bent atsiprašyti. Aš kažkaip apie jūs net nepagalvojau. O mes apie tavo ateitį visada galvojame, kad iš tavęs žmogų padarytume. Dėdė laukia tavęs automobilį, nori draugę pasiimti, tad taikim. Ačiū labai. Aš pasilieku pas dėdę Žiogą. Koks jis tau dėdė? Žiogas paprastas kriaučius. Jis man daugiau negu dėdė. Tai šitoks tavo dėkingumas globėjams. Aš pasilieku pas dėdę Žiogą. Ak, taip? Tai žinokis. Kriaučius buvai, kriaučius ir liksi. O aš daugiau nieko ir nesiekiu. Nuo bado, maro ir tokios tiotkos apsaugok mus viešpatie. Tai gėdė, kai tau buvo blogai, tai lakstė po visą miestą ir šmeižė, nekenčiu aš jos. Teisingai, Petrai. Tegu dabar pati šildosi savo šeimos židinį. Taip, aš dabar laimingas. Aš dabar laimingas. Bet laimingiausias aš buvau tada, kada būdamas vienas, visų pasmirktas ir pamirštas, iš vieno žmogaus gavau raštelį, kuriame buvo parašyti tik 2 žodžiai. Aš netikiu. Ir šitam žmogui aš būsiu dėkingas visą gyvenimą. Štai žiūrėkit, atūžė visa mūsų šeštoji. Ir auklėtojas. Vaikeli, tu prisikentei dėl manęs. Aš skolingas tau. Ir ne vien tau tik tai skolingas. Skolingas ir jums visiems, mano šeštokai. Na, bet jūs atleiskit man, senį. Jūs tamsta labai geras. Bet aš tau ne vien moraliai skolingas. Štai popierėlis, o jisai pašventintas aukos už savo artimą, už savo draugų garbę, galbūt ir už mano senio ramybę. Aš jį pusę metų nešiojau kišenį ir jis man tartum deginti degino krūtinę nuo jautimu, kad jis ne man priklauso. Aš jį tau gražinu, Petrai. Tas pats. Gražiai, vaikeli, tėvelio palikimą tu sunaudojai. Ir jeigu jis mus dabar mato, jisai džiaugiasi kartu su mumis. Nu, dabar, mano šeštokai, pranešu jums, kad jūsų draugas Petras Keraitis vėl priimtas į gimnaziją. Valio! Rytoj jis vėl sėdės draugė su jumis klasėje. Einam iš šilą! Atžalynas. Auga, ponia mokytoja. Auga gražus atžalynas. Iš praeities staiga prisiminimai seni išplauks ir prieš akis ilgai šlamės klevai toj rudenio alėjoj ir mokykla sena baltais langais. O klasėje atrodys taip, kaip buvę. Seniai suolai eilė, juoda lenta. Ir sakinys, jo užrašytas vėliai, su ta pačia gramatinė klaida. Tik kaip surast kažkur tarp vadovėlių tas klasės nuotraukas labai, labai senas. Ir nors sekundai, kad išplauktų vėliai, lyg iš miglos man tavo šypsena. O klasėje atrodys taip, kaip buvę. Seni suolai eilė, juoda lenta. Ir sakinys,
lyg užrašytas vėliai, su ta pačia gramatinė klaida. Su ta pačia klaida. Su ta pačia klaida.